Užėjome į garažą. Kas čia? Ai, ten ir vėl bardaks visur. Nu ką, važiuojam vėl. Vieni metai renkam mašiną, kiti metai renkam turbaką, kiti metam renkam naują mašiną, dabar renkam V8. Jo, dabar renkam V8. Kodėl, nežinau, neatsakysiu, bet renkam V8. Bet gal iš tikrųjų pradžioje pradėkim ne apie šios žiemos projektus, o ką palikom šiemet neaptarę ir nepakalbėję. Tai liko ir Klaipėdos etapas, ir Macuris Klaipėdos etapas. Nu, toks dalyks, kuris man labai nerviškai suveikia per abu etapus. 4-0. Daug visokių padaužimų, daug gedimų. Nu, kaip ir visą sezoną, daug gedimų kažkodėl buvo. Tai montuotojas padarys kažkokį ištraukėlį, parodysim, kas buvo Klaipėdoj. Komandos vadovas įdarbintas ne baltarankis. Tai dirba mechanikai. Vienas prižiūri, kitas žiūri, ar lipiukai užklyvate kitos mašinos. Na ir čia laukiam kvalos. Trefkiai seikės taip sau. Tai kvalą žiūrim, kaip kiti važiuoja. Turi šauti alvin. Arba duot vyram darbo mašiną rinkti, arba pasisekti. Tai taip bandykim padaryti. Mantas Augustinas, ForShift komanda. Taip pat, sakykime, labai gražiai turėjo savo treniruočių važiavimus, kuriuos atliko labai saugiai. Būtent taip, kaip jis ir pradeda šią kvalifikaciją. Labai puikiai iniciacija, atneša jam pirmas 3 klepin zonas įgyventas puikiai. Iki 4-osios gal kiek pritrūksta, 5-oji per Wi-Fi. Gražiai 2 ratais. Ką aš ir sakiau, jeigu nepasidarai to greičio, jo niekur daugiau ir neatrasi trasoje, kad ir koks stiprus būtų tavo E82 BMW. Ir čia dar galų gale įlenda į no-go zoną, kur bus įvertinta tikrai ne pačiais aukščiausiais balais iš visų 3 teisėjų. ForShift komanda Mantas Augustinas su labai greitu savo 8-2 pirmuku. Tai žodžiu, Semi-Pro iš vis prastai sekės, labai prastai. Ne vienu klipu nedatemdavau, nieko. O čia ir mašina, ir pats, nu žodžiu. Visi tie dalykai susideda į vieną, kai treniruočių nėra. Dar nežinom, kaip tą mašiną susistiguoti pagal save. Ir ką, 4-0 per 2 dienas. Tai toks nuotaikus ne pačius lengviausias, ne pačius fainiausias, bet net nepadarys, gyveni ir mokais. Tai dabar planas grįžti prie senų spyruoklių, 6 kg, nes biškį padauginam greičiausiai. Biškį svoriaus nusimesti, pasidaryti paprasčiausią suvedimą, kaip gale, apie galą kalbant. Ir bandyti vėl testuotis. Ir patestavus matysim. Jeigu jausiuos gerai mašinoje, tai greičiausiai ir Macury galės važiuoti. Jeigu ne, nu, nei savo, nei kitiems noris kažkaip trukdyti, tai žiūrėsim. O kad mašiną palūpom, tai palūpom. Macuris šiaip gan normaliai. Ten gedo Hebra, gedo aš, gedo visi.
kaip priklauso Matsuriui, bet pasivažinėjau, sidžiaugiau, o po Matsurio nusprendėm, kad laikas pokyčiams kažkiems. Tai iš Matsurio turiu tik Reelsą, ir daugiau nieko iš tikrųjų, ką ten parodysiu ir 15 Matsurių video padarytų, tai viskas tas pats, tik tai kitą mašiną važiuoju. Nu, dabar pakalbėsim apie naujus metus šiemet, apie žiemos sezoną. Tai jo, pirmuks jau stovi be varikliaus, ne mano garažai, kitur renkasi. Bet nebeturi varikliaus, nebeturi dėžės, nebeturi visko. Kodėl Merso variklį pasirinkau, nors su gyvenim sakiau, ai, čia Mersas jam lūš, čia diržai laidos, čia vis tie dalykai laidos. Nežinau, tą dieną taip atrodė, taip padarėm. Būtų kitą dieną bus, gal būtų BMW 8, dabar ir Mersinis. Kodėl? Nežinau. Ar taip dasik daryčiau, irgi abejotinai nežinau. Bet tiesiog taip sugalvojau, taip padarysim. Ar kažkiek turėsiu naudos iš to, pamatysim šį sezoną. O tas variklis jau stovi pas mane garažą. Čia, nu, tuoj daugiau parodysiu. Mersas senasis irgi biškai apsilopė. Tai tą Mersą paskutinį kartą krapščiau, kada aš čia krapščiau paskutinį kartą. Reikėtų pažiūrėti šiaip pagal video, nes esu biškai pafilmavęs, bet ten nedaug. Tiksliau, daug buvo pafilmuota, bet daug medžiagos kažkur pasiliko, nežinau kur. Pavasaris, baig vasaro, čia nieks nepasikeitė. Tai labas visiems ir pradedam. Mersą tiksliau jau pradėjau, bet žadėjau niek nefilmuoti, nes atsibodo, bet galvoju, pafilmuosiu. Dar vakar apklausą padariau Instagram'e, tai daugiau taip, nei ne. Vienas ne ir ten 25 taip. Tai ką esu nuveikęs, išsidažiau slenkščius pervirintus, ratlankį ir tik pastėjau dar namie iš Autovils. Pradėjau dėti garso izoliacijai, tai parodysiu. Duris tokia įdomi kažkokia bandau. Ką žinau, darau, kaip man atrodo geriausiai. Tai jeigu kažkas turite patarimų, galite aišku rašyti. Tai va, duris su tokia dėjau. Čia iš lauko uždėjau, nežinau kodėl. Į vidų pridėjau. Ir uždariau čia, kad net salafanų dėtų. Aš šitą tokį padariau ant su 4 durų. Tai, o čia tą pusę dar nieko nedariau. Tai parodom kitą pusę. Tai va, kitoje pusėje jau sėdėjau čia biškį. Nu, su rankytė, taip, trini, pirštai dega, ai, bet, nu, visai normaliai, čia viskas kalbausis. Nu, dabar tas Mersas atrodo taip, dar bastelis. Čia bumperis lempas, čia šone kažko dar trūksta, kažko čia trūksta, čia sparnas primatots, kapots neuždėts, bumperis uždėts, garaž betvarkį, salone tiesiog turim išsiklijavę garso izoliacinį medžiagą, nu tokie šūdniai. O dabar greičiausiai kas visiems įdomu ir ką dabar darėm, ką padarėm ir kaip darysim. Tai 113 iš Roberto nupirktas, guls į pirmuką, jau greičiausiai šį penktadienį. Ką darysim su to V8? Tai nieko, įdėjom velenėlius AMG. Iš Krebždėsiaus nupirkau kolektorius, išmetimą. Tai MKS kolikai ir išmetims, o ten niekas stebuklingų tam išmetimui. Kaip pasakiau, kolektorius bintuojam, tarpinių krūvos, įtempėjams, čia Red Bullis mūsų neremia, iš šiukšlinę. Tai įtempėjui, kad nemėtytų diržėlių, amortizatoriuką reikės sudėti. Dar nežinau kaip ir kokiu būdu ir kaip jis ten statos. Porai žmonių parašysim, pazysim, pasakys gal. Turim irgi iš Krebždės adapterius. Adapteriai yra, kad apsisuktų siurbimas, kad būtų tiesiog patogiau darbuotis prie mašinos. O čia visokie termobintai, čia iš darbo pasiėmiau, irgi nuo sponsorė. Siurbimo tarpinės. Čia turim varžtus. Čia turim adapterį vairių stiprintuvų siurbliui. Tai va, vairių stiprintuvų siurbliui dėsim nuo BMW, nes tachoje šiemet pakeičiau tų siurblių ir žinau, kokia svarba jį yra gauti, jeigu kas. O tai ką daugiau gali gauti pas mus pitos, nei ten KM6 vairių stiprintuvų siurbliui. Tai dėsim tą adapterį ir turėtų būti ten ok. Dabar
situacija su dėžė. Žadėjau dėti šitą mersinę dėžę. Nefokusuoju. Bet jos nedėsim. Mes dėsim irgi bendinį. Tai užsakiau adapterį, sankabą, visą kitą. Tai kažkam reikia 112 merso mechanikos dėžės. Kitiem turiu. Tai o čia kolektorius jau nuims, nes nereikėjo. Ir turim jau kampę patį kaltininką Mercedes-Benz. Tai ką aš žinau, čia niek daug nepapasakosiu. Daug jau ir papasakota greičiausiai visų drifterių planetos Lietuvos. Ir ten su to variklis, ko vėlienėlius įdėjom. Kaip niek tarpins pasikeisiu ir sudėsim kamutų išėžiau pravodkį gaminti. Turiu pravodkį pagaminti ir jeigu čia taip greit viskas vyks, tai gal iki kalėdų jau išvesim. Šiaip norėčiau. Sumepinti nežinau, ar ten tiek užteksiu greitai pinigų viskam pasidaryti. Bet būtų smagus sutaupyti. Jeigu pavyks, tai gal po naujų metų pagazuosim jau biškį kažkiek iš karto. Bet standartas, kaip visą laiką, taip vasarį viduriuks, vasarį gals ir planuojam jau full ready go mašiną. Ten su išvaizdu su nieko nedarysiu. Tai turiu tik tai 2 golus. Pernai nepabaigtas Mersas ir Merso variklis. Tai tokie 2 golai ir kitam sezonui. Ir tikiuosi juos padaryti. Ir bandysim su senuoju Mersu tada bent į mėnesį po vieną kažkokį video pasidaryti. O čia kaip jau gausis, kaip paslinksiu, kaip kas. Tai jau su laiku matysim. Tai va, nežinau, su to Mersu. Mersu garažas. Dabar jau viskas. Tai va, žodžiu. Toks takelis, gal neilgai, bet bandysim grįžti. Tiksliau, neilgas video, bet bandom grįžti. O jau komentaros galite pasireikšti, kiek durnais sprendimais užsiminėjau.